Dažniausios problemos, kai klientai kreipiasi per vėlai, gavę laišką, jie gal ignoruoja tą laišką ir ateina pas mumis, kai būna praleisti terminai. Tada jau būna ganėtinai sunku atstatyti terminus visų pirma, nes teismo sprendimą galima panaikinti tik teismo sprendimu. Tai reiškia, kad mes pirmą turime kreiptis į teismą ir gauti teisėjo leidimą apeliuoti tą sprendimą. Ir kai teisėjas duoda leidimą, tada tik tai mes galime kreiptis dėl pačios apeliacijos. Visų pirma, tai reikia kreiptis į teismą ir pateikti jiems paaiškinimą, dėl ko mes praleidome terminus. Ir tada teisėjas nagrinėja, ar praleidimas terminų buvo pagristas. Ir jeigu teisėjas sutinka, kad praleisti terminai buvo pagristi, tada jau mes užpildoma pačią apeliaciją, kreipimąsi į teismą dėl pačios apeliacijos.